Senovės Graikija. Senovės Graikijos civilizacijos istorija tai turtingas ir sudėtingas pasakojimas, subintas iš žmogiškosios raidos, kultūrinių naujovių ir politinės evoliucijos gijų. Nuo pirmųjų žmonijos žingsnių Balkanų pusiasalyje ir Egėjo jūros salose iki miestų valstybių, tokių kaip Atėnai ir Sparta, iškilimo ir žlugimo. Senovės Graikijos istorija liudija jos žmonių atsparumą ir išradingumą. Šis istorinis pasakojimas prasideda ankstyvuose jos ištakose, supažindina su miestų valstybių iškilimu ir plėtra, padeda suprasti sudėtingas politinės sistemas ir baigiasi ilgalaikiu palikimu, kuris formuoja šiuolaikinį pasaulį. Ankstyvoji Europos civilizacija. Ankstyvoji civilizacija Europoje ėmė formuotis Balkanų pusiasalio pietuose ir Egėjo jūros salose, regione, kuris dėl švelnaus klimato ir palankios geografinės padėties buvo labai tinkamas visuomenėms vystytis. Tokia aplinka skatino jūrininkystę, prekybą ir laivybos įgūdžius, kurie buvo labai svarbus formuojantis pirmosiams Europos civilizacijoms. Iš jų seniausia laikoma Kretos Mino civilizacija, klestėjusi 3–2 tūkstantmetyje prieš Kristų. Minojiečiai garsėjo sudėtingais rūmų kompleksais, išpuoštais gražiomis freskomis. Vienu garsiausių tokių rūmų pavyzdžių laikomi Knoso rūmai, senosios Kretos civilizacijos valdovų rezidencija. Mino kultūra buvo glaudžiai susijusi su jūrų prekyba, o jų ekonominiai ryšiai su tokiais regionais kaip Egiptas ar Anatolijos pusiasalis skatino turtingus kultūrinius mainus. Tačiau maždaug 15 amžiuje prieš mūsų erą Mino civilizacija ėmė nykti. Be kitų veiksnių tą galimai paspartino ir menamas pražūtingas ugnikalnio išsiveržimas Teros, dabartinio Santorinio saloje. Šis nuosmukis sudarė prielaidas naujai Mikėnų civilizacijai iškilti. Apie 1600 metus prieš mūsų erą Mikėnai įsikūrė žemyninėje Graikijoje ir paveldėjo bei pritaikė Mino kultūros ypatumus. Suformavo karingą aristokratiją ir išplėtė savo įtaką visame regione. Jie ypač garsėjo savo kariniais žygiais, tarp kurių minimas ir legendinis žygis prieš Troją. Jie taip pat išsiskyrė taip vadinamais bičių avilio kapais, laidojimo struktūra, kuriai būdingas netikras kupolas sudėtas iš plytų arba akmenų. Jų rašto forma, vadinama linijiniu baraštu, laikoma ankstyvuoju graikų abėcėlės pirmtaku. Mikėnų civilizacijos nuosmukis sietinas su dorėnų genčių invazija maždaug 12 amžiuje prieš mūsų erą. Šis laikotarpis vadinamas tamsiaisiais amžiais. Tuo metu labai sumažėjo gyventojų, nutrūko ekonominė ir kultūrinė veikla. Visgi šis sudėtingas laikmetis paklojo pagrindus nepaprastam atgimimui. 8 amžiuje prieš mūsų erą graikų kultūrą perėmė finikiečių abėcėlė, vėl išaugo domėjimasis menais ir mokslais. Šis atgimimas paskatino susikurti miestus valstybės, vadinamuosius polius, kurie tapo klasikinės graikų civilizacijos pagrindu. Miestai valstybės. Antikinėje Graikijoje pagrindinė politinė struktūra buvo miestas valstybė arba polis, kuris funkcionavo kaip savarankiškas darinys su savo vyriausybė, įstatymais ir tradicijomis. Šie miestai valstybės dalijosi bendra kalba, tikėjimu bei tradicijomis, tačiau išlaikė savo suverenitetą. Nepaisant savarankiškumo, jie dažnai susivienydavo prieš išorinės grėsmes. To pavyzdys – kolektyvinis pasipriešinimas Graikijos ir Persijos karų metu. Daugumoje miestų valstybių Akropolis buvo nepriklausomybės ir kultūrinio tapatumo simbolis, kuris tarnavo tiek kaip religinis centras, tiek kaip prieglobstis invazijų metu. Viso tokių miestų valstybių priskaičiuojama daugiau kaip 600. Jie labai skyrėsi savo dydžiu ir gyventojų skaičiumi. Tarp jų buvo ir didieji centrai, tokie kaip Atėnai ir Sparta. Kitaip nei šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse, jie nemokėjo reguliarių mokesčių, tačiau turėjo prisidėti prie savo miesto valstybės gynybos, atlikdami karinę tarnybą arba teikdami finansinę paramą karų metu. Moterims, vaikams ir užsieniečiams, kurie buvo neatsiejama visuomenės dalis, nebuvo suteiktos tokios pat teisės kaip laisviesiems piliečiams vyrams. Moterys tvarkė namų ūkius ir augino vaikus, tačiau jų vaidmuo visuomenėje buvo ribotas,
o užsieniečiai gyveno pagal kitokias taisyklės ir nebuvo laikomi visateisiais piliečiais. Žemiausią visuomenės sluoksnį sudarė vergai, kurie neturėjo jokių teisių ir buvo visiškai priklausomi nuo savo šeimininkų. Jie tarnaudavo kaip namų ūkio pagalbininkai arba atlikdavo kitus sunkius darbus. Su vergais buvo elgiamasi labai įvairiai, priklausomai nuo jų darbo ir miesto valstybės, kurioje jie gyveno. Politiniu požiūriu graikų miestų valstybių raida buvo dinamiška. Pradžioje vyraujančios monarchijos palaipsniui transformavosi į aristokratinės oligarchijas, o vėliau kai kuriuose iš jų išsivystė demokratijos. Tarp jų itin išsiskyrė Atėnų demokratija, kur laisvi vyrai turėjo lygias teisės dalyvauti valstybės valdyme. Visgi toks modelis nebuvo taikomas visuose miestuose valstybėse. Pavyzdžiui, Spartos politinė sistema buvo grindžiama dviguba monarchija, o visuomenė buvo ypatingai orientuota į karinį rengimą ir griežtą discipliną. Nepaisant vidinių konfliktų, miestai valstybės vienijosi prieš bendrus išorinius priešus, laikinai atidėdami tarpusavio konkurenciją dėl kitų tikslų. Be to, jie buvo ne vien politinių ir karinių veiksmų centrai, bet taip pat kultūros, filosofijos, meno ir švietimo lopšiai. Švietimo sistema, daugiausiai privati, įvairiuose miestuose buvo skirtinga. Vienur dėmesys buvo skiriamas literatūrai, muzikai ar fiziniam ugdymui, o kitur, pavyzdžiui, Spartoje, akcentuota karinė parengtis. Kolonizacijos era. 8–5 amžiuje prieš mūsų erą vyko sparti graikų ekspansija, kurią skatino ekonomikos augimas, gyventojų perteklius ir dirbamos žemės poreikis. Auganti išteklių paklausa skatino graikus žvalgytis už savo žemyno ribų, ieškant naujų teritorijų plėtrai. Šią užduotį palengvino ir sumažėjusi finikiečių įtaka Viduržemio jūros regione. Tai suteikė graikams galimybę kurti naujas kolonijas be didelės konkurencijos su finikiečiais, kurie garsėjo kaip patyrę jūreiviai ir prekybininkai. Graikų kolonijos buvo nepriklausomos nuo jas įkūrusių miestų valstybių ar metropolijų ir kūrė savo politiką bei valdymo sistemas, tačiau palaikė religinius ir prekybinius ryšius su savo gimtosiomis teritorijomis. Dauguma graikų kolonijų išplito pakrantėse nuo Ispanijos iki Kaukazo, o tam įtakus turėjo stiprios graikų jūrinės tradicijos ir strateginiai pakrančių pranašumai prekyboje bei ryšiuose su kitais regionais. Jų valdymo struktūra dažnai atspindėjo įkūrusią miesto politinę sandarą, apimančią panašius žemės paskirstimo principus ir miesto administravimo metodus. Graikų kolonistai, plėsdamiesi į naujas teritorijas, paprastai rinkdavosi bendradarbiavimą su vietos gyventojais, o ne konfliktus. Tai užtikrino kolonijų sėkmę ir tvarumą. Toks požiūris suteikė galimybę užmegzti stabilius ir naudingus santykius su vietinėmis bendruomenėmis. Ekonominiu požiūriu, graikų kolonizacija paskatino monetų kaldinimo ir piniginių mokėjimų sistemos plėtrą, o tai savo ruožtu skatino prekybą tarp kolonijų ir žemyninės Graikijos dalies. Kultūriniu požiūriu, kolonizacija turėjo didelį įtaką antikinio pasaulio kalbiniam ir kultūriniam peizažui. Graikų kalbos ir kultūros plėtimas kolonizuotose teritorijose ne tik stiprino graikų kultūrinį pėdsaką, bet ir įkvėpė lotynų abėcėlės atsiradimą Italijoje. Demokratijos raida. Laikui bėgant, graikų miestų valstybių, vadinamų polis, valdymas išgyveno reikšmingus pokyčius. Pradžioje dauguma jų buvo monarchijos, valdomos karaliaus ir kilmingųjų rato, tačiau palaipsniui ši valdymo forma transformavosi į aristokratinį valdymą, kurio kontrolę perėmė įtakingi ir kilmingi žemvaldžiai. Šie pokyčiai kėlė nepasitenkinimą tarp nekilmingųjų laisvųjų žmonių, kuriems aristokratinė sistema neleido dalyvauti politinėme gyvenime. Kai kuriuose miestuose valstybėse, siekiant išspręsti galios disbalanso problemą, iškilo tironai. Jie buvo renkami iš piliečių tarpo, o ne paveldėjimo keliu. Tačiau neretai jie imdavo piktnaudžiauti valdžią ir rizikuodavo būti nuversti, jei nesugebėdavo valdyti teisingai. Labai svarbus veiksnys, leidžiantis laisviesiems piliečiams dalyvauti politinėme gyvenime, buvo kai kurių miestų valstybių ekonominė struktūra, o ypač vergovės institutas.
Vergai atlikdavo daug darbo reikalaujančias užduotis, todėl laisvieji piliečiai galėjo daugiau laiko skirti politinėms ir visuomeninėms veikloms. 6 amžiuje prieš mūsų erą Atėnų politikas Solonas įgyvendino reformas, kurios leido visiems laisviems vyrams gimusiems Atikoje dalyvauti susirinkimuose ir rinkti pareigūnus. Vėliau Periklis įvedė valstybės tarnautojų apmokėjimo sistemą, taip leisdamas ir neturtingesniems piliečiams aktyviai dalyvauti politinio valdymo procesuose. Svarbiausias Atėnų demokratijos elementas buvo tautos susirinkimas. Jame galėjo dalyvauti visi piliečiai sulaukę 20 metų. Susirinkime nepasiturintys piliečiai galėjo laisvai kritikuoti turtingus aristokratus, kas įtvirtino žodžio laisvės ir lygybės prieš įstatymą principus. Tačiau senovės Atėnų demokratija turėjo ir savų apribojimų. Teisę valdyti ir priimti sprendimus turėjo tik maždaug 10% visų gyventojų, o konkrečiai piliečiai vyrai. Moterys, vergai ir nuolat gyvenantys užsieniečiai negalėjo dalyvauti politinėme procese, o tai labai skiriasi nuo šiuolaikinių demokratijos idealų. Piliečių dalyvavimo, viešų diskusijų, abipusės piliečių ir valstybės atsakomybės principai, nepaisant jų ribotumo, ir šiandien laikomi demokratinės politinės sistemos gairėmis. Konfliktai ir transformacijos. Senovės Graikijos pasaulis buvo kupinas lemtingų įvykių, kurie formavo jos istoriją ir turėjo didelę įtaką visam Viduržemio jūros regionai. Svarbus momentas buvo Atėnų jūrų lygos, dar žinomos kaip Delijų lyga, įkūrimas Graikijos ir Persijos karų metu. Šios sąjungos tikslas buvo suvienyti Graikijos miestus valstybės kovai prieš Persijos imperiją. Tai buvo svarbus žingsnis, siekiant koordinuoti jų kolektyvinę gynybą. Graikijos ir Persijos karų metu pasiekta lemtinga graikų pergalė su svarbiausiais mūšiais prie Maratono, Salamino ir Platėjos. Po šio pralaimėjimo persai buvo priversti pripažinti Graikijos miestų valstybių autonomiją. Skirtingai nuo Atėnų, kur vyravo demokratija, Spartos visuomeniai buvo būdinga griežta militaristinė sistema. Spartos piliečiai pirmiausia buvo laikomi kariais, o šalies valdyme, kuriam vadovavo nedidelė piliečių grupė ir 2 karaliai, buvo pabrėžiama disciplina ir karinis meistriškumas. Visuomenės struktūra buvo hierarchinė. Piliečiai aktyviai dalyvaudavo karinėse veiklose, o nepiliečiai, įskaitant ir pavergtąją helotų populiaciją, dirbo žemės ūkio darbus. Spartiečiai bet kokius nesutarimus sprendė griežta kariuomenės kontrolė ir mažai toleravo asmeninę laisvę. Peloponeso karas, užsitęsęs konfliktas tarp Atėnų ir Spartos, gerokai susilpnino abu šios miestus valstybės. 4 amžiuje prieš mūsų erą nusilpę Graikijos miestai valstybės pateko į Makedonijos karalystės, vadovaujamos karaliaus Pilypo II kontrolę. Taip baigėsi klasikinė nepriklausomos Graikijos polių era. Pilypo II sūnus Aleksandras Didysis pasiekė reikšmingų karinių laimėjimų. Jis užkariavo didžiulę Persijos imperiją ir išplėtė savo teritoriją iki pat Indijos. Valdydamas milžinišką imperiją, jis mėgino integruoti įvairias kultūras ir puoselėjo graikų kultūros sklaidą. Šis procesas buvo vadinamas helenizacija. Tačiau staigi Aleksandro mirtis paskatino jo imperijos žlugimą, nes kilusi kova dėl valdžios tarp jo generolų Diadochų suskaldė imperiją į kelias helenistinės karalystės. 2 amžiaus prieš mūsų erą pradžioje Romos Respublika tapo dominuojančia galia. Ji užkariavo graikų miestus valstybės ir didžiąją dalį Aleksandro imperijos likučių. Tai buvo reikšmingas lūžis senovės pasaulio istorijoje. Helenistinį dominavimą pakeitė romėnų hegemonija. Taip baigėsi graikų politinė nepriklausomybė Viduržemio jūros regione. Senovės Graikijos palikimas. Senovės graikų visuomenėje, ypač tokiuose miestuose kaip Atėnai, pilietiškumas apėmė ne tik privilegijas, bet ir pareigą siekti asmeninės pažangos, o taip pat aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime, sporto, meno ir mokslo veikloje. Taip buvo skatinamas holistinis požiūris į asmenybės ugdymąsi. Graikai tikėjo, kad žmogus gali pasiekti reikšmingų laimėjimų dėdamas pastangas, mokydamasis ir dalyvaudamas pilietinėme gyvenime.
Jie palaikė nuomonę, kad asmeninius interesus kartais reikia paaukoti dėl bendrojo gėrio, pabrėždami kolektyvinę gerovę ir pilietinę atsakomybę. Senovės Graikijos kultūrinis palikimas stipriai paveikė šiuolaikinės demokratijas. Aktyvus piliečių dalyvavimas valdymo procesuose ir sprendimų priėmime išryškino pilietinės atsakomybės svarbą. Graikai piliečių ir valstybės santykius vertino kaip simbiozinius, kai piliečiai prisideda prie valstybės gerovės, o valstybė savo ruožtu dirba piliečių labui. Toks abipusis ryšys pabrėžė aktyvaus pilietiškumo ir įsitraukimo į valstybės gyvenimą svarbą. Senovės graikų civilizacijos palikimas yra ilgalaikis, toli siekiantis ir darantis įtaką šiuolaikiniai visuomeniai, nuo politikos iki kultūros. Graikų sukurti demokratijos, filosofijos, meno ir mokslo pagrindai tebėra įkvėpimo šaltinis įvairioms kartoms. Jų kelias nuo civilizacijos lopšio iki klasikinio pasaulio liudija neblėstančią žmogaus dvasią, trokštančią pažangos ir tobulumo. Žvelgdami į senovės Graikijos istoriją, matome ne tik praėjusios epochos kroniką, bet ir veidrodį atspindintį žmonijos siekius bei laimėjimus.